Ar tavo vaikas kada buvo praėjęs pro tokią reklamą? Tai neprovokuojanti vaizduotė. Tai Lietuvos realybė. Erotinės reklamos šalia mokyklų, stotelėse ar net socialiniuose tinkluose, vaikų akyse. Niekas to nereguliuoja. Vaikai pradeda domėtis tai, ko nesupranta, formuoja savo santykių suvokimą pagal reklamą. Deja, kartais iš to kyla labai skaudžios pasekmės. Ar orgazmų investicijos yra iš tiesų tai, ką turim rodyti savo vaikams? Todėl Seime registruota peticija. Reikalavome riboti viešą seksualizuotą reklamą. Laisvė baigėsi tada, kai jinai žaloja kitus. Parašyk savo Seimo nariui. Laikas veikti.